Hi everybody, once again we're in Vilnius and this time we decided to show it to you. Yes, and we're about to practice 10 minutes of Lithuanian. And together with Greta that is here, ciao, we decided to focus again on a couple of topics like the city and summer, but also like on vocabulary this time, to really drill some vocabulary and words related to these two topics. So here's the timer, I start, there you go, dabar tik lietuviškai. Labas Greta, kaip sekasi šiandien? Einam pasivaikščioti. Taip. Tai reikia parodyti žmonėm, ką matom. Taip. Čia yra didelė bažnyčia, didesnė bažnyčia. Didelė bažnyčia Vilniuje. Didžiausia? Taip, didžiausia. Ir aš nežinau pavadinimų. Arkikatedra. Taip. Šita yra pilis. Bokštas, ne pilis. Bokštas. Ir geras. Bokštas. Kiek valandų? Dabar yra 12. 12. Pietus. 12. Mums reikia eiti valgyti. Tai eisim pasivaikščiojant? Taip, į senamiestį. Taip. Einam į senamiestį ir šita yra aikštė ir daug žmonių, žiūrėk, daug žmonių. Vasara yra. Šiandien oras geras. Saulė, žiūrėk, saulė šviečia ir yra truputį debesių. Taip, yra, bet dabar yra... Nešalta. Kiek mėnesį? Kas mėnesis? Birželis. Birželio pradžia. Pradžia. Taip. Ir daug, kas yra iš Italijos? Turistai, daug turistai. Aš esu turistas. Tu nesi turistas. Truputį. Beveik turistai. Žiūrėk, su kuprinė. Taip, turistą. Man reikia mapas. Žemėlapis? Taip. Kur einam? Labai geras bandymas, mapas. Ir aparatų, fotografija. Fotoaparato reikia ir po to aš turistas. O kas čia, Klaudija? Čia yra Gediminas. Taip. Ir šita yra, nežinau. Legenda. O, Gediminas Vilnius. Dabar yra pastatytas. Miestas. Yra miestas. Miestas. Ir nebuvo miestas, bet Gediminas... Pastatė. Aš gal žinau, ką reiškia. Taip, pastatė. Ir... Jis sapnavo. Bet, yra truputėlį. Matosi? Čia, kur mano pirštas. Čia kažkur turėtų. Čia yra pilis. Gedimino pilis. Yra labai graži pilis. Taip. Pilis yra moteriškas žodis. Taip, pilis. Kaip stotis. Kas tau melavo? Nėra? Kaip sakyti, gražus pilis? Graži yra moteriškas žodis. Gramatika. Kaip sakyti gramatika? Taip. Čia, žiūrėk. Čia yra parkas. Ir taip, nežinau. O kas yra parke? Pavadinimo. Kas yra parke? Parke yra upė, taip. Kas yra pavadinimas? Vilnelė. Ir taip. Ar tu nori ledų? Dar ne, bet senamiestį. Taip, pietus bus ledai. Kokia gatvė čia? Yra Pilies gatvė.
ten yra, negalima žiūrėti, bet ten yra pilis ir ten yra pilies gatvė. Ir mes einam. Senamiestis? Einam. Gal. Einam taip? Ir Vilnius yra labai gražus. Man labai patinka. Kas Man labai patinka čia labiausiai gyventi. patinka Vilniuje? Žmonės ir pastatai. Pastatai? Yra Architektūra? architektūra. Man labai patinka architektūra Vilniuje. O kaip tau patinka dviračiai? Šitą, tai, žiūrėk, vasarą, vasarą, tu gali, jei tu turi kortelę, taip, tu čia kortelę ir po to nereikia mokėti ir tu gali pasiimti dviratį Taip. ir eiti Važiuoti per visur. senamiestį, per miestą. Taip. Ir Patogu? man labai patinka, bet aš atsiprašau, aš neturiu kortelės. Neturi kortelės? Ne, man reikia. Šiandien mes galim... Reikia. Taip. Būtina. Žiūrėk, daug žmonių ir vaikai. Groja. Kas yra? Dudelė. Labai gražiai. Ir šita yra senamiesty, daug turistų. Daug, žiūrėk. Ir ką daugiau sakyti? Tu gali... Aš galiu kalbėti, papasakoti. Kalbėti su savo... Klausytojais. Klausytojai, taip, klausytojais. Senamiestyje. Jūs esate klausytojai. Taip. Jūs esate klausytojas. Mes kalbam. Taip. Šaunuolis. Tu kalbi. Senamiestyje yra labai daug ganėtinai senų pastatų, kaip bažnyčios, Taip. kurią mes prieisim dabar. Taip. Taip pat grindinys, Grindinys. apačia. Šita yra kaip Romoje. Jo, Taip, Romoje. nepatogu. Šita itališkai yra San Pietrini. Aš nežinau lietuviškai. Ir labai daug dalykų nusipirkti galima. Suvenyrų, taip. Suvenyrų iš Lietuvos. Suvenyrus iš Lietuvos. Ir... Matysim Gedimino pilį. Žiūrėk, Klaudija. Ai, taip. Čia. Tu negali? Nežinau, Ir... galima Tai negalime, bet čia. Kažkaip turi būti. Gerai, mes turime 2 minučių. 2 minučių. minutės? 2 minutės. 2 minutės. Tai mes dar einame. Ir Į restoraną? kuria gatvė tau yra geriausia? Kur tau patinka labiausiai? Man labiausia Vilnius gatvė. Vilnius gatvė? Kodėl? Yra daug daug barų ir daug žmonių, jauni žmonės ten negyvena, bet susitikimams, nežinau. Sunku ta lietuvių kalba. O, mano pirštai buvo... Užspaudę. Taip, atsiprašau, Klausytojai. Klausytojai. Taip. Atsiprašau. Ir taip. Galima įsigyti paveikslų. Čia yra bažnyčia ir yra dabar Vilniaus universitetas. Taip. Taip. Ir O, Klaudija, kas čia? Paveikslai? Kas yra? Paveikslai? Paveikslai, nežinau. Kas yra paveikslai? Man... Čia, viskas paveikslai. Taip, suprantu, bet aš nežinojau. Dabar gal Dabar žinau. žinosi. Gal ne. Pažiūrėk. Kodėl faina? Žiūrėk. Tiesiog bet kur. Vasara. Žmonės... Vasara. Žmonės parke ir Lauke? gerti, kalbėti ir susitikti ir mylėti. Mylėtis. Yra vasara. Tai va.
Lietuvos vėliava, žinai kokia? Kokių spalvų? Kokių spalvų yra Lietuvos vėliava? Oi, Kokių spalvų? yra, nežinau, yra vihreä yra suomiškai. Žiūrėk, aš nežinau. Kokios spalvos? Green, kas yra green? Žalia. Žalia ir geltona ir raudona. O dabar pažiūrėk, ar teisingai? Ne, bet... Parodyk klausytojams. Ups. Ups. Turistas. Yra geltonas ir... Žalia? Žalia ir raudona. Taip, taip. Matom, pažiūrėk, viršui. Dalia Grybauskaitė, aš jau... Ne. Matome čia, palauk. Va, vėliava. 10 minučių? Taip, taip. Greitai. Sorry to the Lithuanian president and the whole nation that I screw up with the color. But I tried to hide his eyes. I think I need to study the color first and then I can tell which colors are in the flag. So from Vilnius, it's everything. Now I think we're gonna go to some bar with free Wi-Fi and post this for you. Ciao.